Tai buvo sparčiausiai auganti įmonė žmonijos istorijoje. Greitesnė nei Amazon, greitesnė nei Google. 2010 metais Groupon buvo tikras milžinas. Jie buvo tokie galingi, tokie nesustabdomi, kad atmetė $1 milijardo įsigijimo pasiūlymą ir nusprendė užkariauti pasaulį vieni. Vietoj to Groupon prarado 99% savo vertės. Šiandien tai yra šlitinėjantis korporatyvinis zombis, prarandantis pinigus ir tapęs technologijų industrijos pajuokos objektu. Kaip toks milžiniškas imperija gali taip smarkiai žlugti? Tiesa ta, kad Groupon iš tikrųjų nebuvo technologijų įmonė. Tai buvo grobuoniškas spąstai. Įmonė paremta žmogaus psichologijos išnaudojimu ir tariamai remiamų verslų varimų į bankrotą. Tai žiauri Groupon autopsija, galutinė korporatyvinė mirties spiralė. Pirmas skyrius – FOMO variklis. Groupon gimė iš įkūrėjo Andreaus Masono nusivylimo, bandant nutraukti mobiliojo telefono sutartį, ir už jos slypėjo labai paprasta idėja. O kas, jei didelė žmonių grupė susitelktų dėl vieno tikslo? Tai, kas prasidėjo kaip mažiau aiškios krypties interneto platforma The Point, greitai virto Groupon, įmonė, kuri suvienytų daug žmonių pirkti tą patį produktą, kad gautų didelę nuolaidą. Idėja buvo ta, kad tai būtų naudinga visiems. Pirkėjai gauna nuolaidą, verslas daug naujų klientų, o Groupon tuo tarpu pritraukė daugiau prenumeratorių. Viskas prasidėjo paprastai ir išplito kaip gaisras. Viskas prasidėjo nuo paprasto pasiūlymo 2 už 1 kainą picoms Motel Bar restorane, kuris buvo tame pačiame pastate kaip ir Groupon. Žmonės susidomėjo ir kolektyvinio pirkimo strategija pasiteisino. Per 16 mėnesių Groupon vertė viršijo $1 milijardą. Žmonės greitai pasinaudodavo pasiūlymais, vos tik jie pasirodydavo, o lenktynės dėl didžiausių nuolaidų sukėlė didžiulį susidomėjimą. Groupon pasitelkė psichologiją ir išlaisvino vieną iš galingiausių žmogaus proto jėgų. FOMO – baimė praleisti kažką svarbaus. Groupon verslo modelis buvo apgaulingai paprastas. Dienos pasiūlymas buvo pirminis produktas, kurį įmonė siūlė. Kiekvienas pasiūlymas turėjo slenkstį, kurį reikėjo pasiekti. Jei tam tikras žmonių skaičius pasinaudodavo pasiūlymu ir užsiregistruodavo, pasiūlymas būdavo suteikiamas visiems. Jei ne, pasiūlymas išnykdavo ir niekas jo negaudavo. Tai buvo būdas skatinti įsitraukimą, bet taip pat veikia kaip apsauga prekybininkams. Jie nebūtų priversti suteikti pasiūlymo, jei nesulauktų didesnio lankytojų srauto, kuris jį kompensuotų, ir visi iš to turėjo naudos. Ypač Groupon. Tai buvo tobuli spąstai labai įsitraukusiems žmonėms. Paskelbiamas viliojantis pasiūlymas, bet laikas jau senka. Žmonės ne tik griebia jį patys, bet ir turi surasti kitų, kurie taip pat pasinaudotų pasiūlymu, kad galėtų jį išlaikyti. Staiga kiekvienas Groupon narys tampa įmonės rinkodaros specialistu, pasakoja draugams ir prašo jų užsiregistruoti. Nuolaidos dažnai siekdavo net 50%, o pats jų gavimo jausmas buvo ne tik jaudinantis, bet ir įtraukiantis. Groupon sėkmės paslaptis buvo ta, kad žmonės kasdien sugrįždavo pažiūrėti, kokią nuolaidą gali gauti. 2011 metais Groupon pasirodė Nasdaq biržoje ir jų akcijos šovė į viršų. Tai tapo didžiausių internetinės įmonės pirminių viešų akcijų siūlymų nuo Google laikų. Atrodė, kad niekas jų nesustabdys. Pakilimas į viršūnę atrodė per geras, kad būtų tiesa. Ir taip ir buvo. Groupon esmė buvo pats procesas. Įmonė pavertė kuponų rinkimą žaidimu ir sukūrė vieną ištikimiausių auditorijų skaitmeninės prekybos istorijoje. Tačiau netrukus pradėjo iškėti įmonės nešvarios paslaptys ir žmonės ėmė klausti, ar visa tai nėra apgaulė. Nes, kaip aiškėjo, Groupon gali būti nenaudingas niekam, nei vartotojams, nei juo labiau paslaugų teikėjams. Antras skyrius – Groupon matematika. Nešvari Groupon paslaptis buvo ta, kad jie kažkaip turėjo uždirbti pelną. Svetainė buvo nemokama naudoti, nors jį siūlė ir mokamą prenumeratos modelį už $5 per mėnesį, kad gautum daugiau ir geresnių pasiūlymų. Tačiau tai buvo tik lašas jūroje įmonės pelno maržai. Vietoj to, už pasiūlymą dažniausiai mokėdavo verslas, o Groupon sudarydavo pelno pasidalijimo susitarimą, kuris visada būdavo palankus jiems. Iš pradžių jie pasimdavo apie pusę pajamų iš sandorių, o tai ne tik padarydavo dieną nuostolingą, bet kartais net grasindavo partnerių įmonei bankrotu. Vieninteliai, kurie iš to turėjo naudos, buvo Groupon. Viena restoranas tai suprato per skaudžią patirtį. 2012 metais Vašingtone DC restoranas Back Alley Waffles sudarė Groupon sandorį, kuris turėjo jį išgarsinti. Tačiau tai, kas atrodė kaip svajonė, greitai virto tikru košmaru, dabar jau nebeveikiančiam restoranui. Restoranas paskelbė apie savo uždarimą socialiniuose tinkluose, pareikšdamas, kad Groupon pakenkė jų pelningumui. Jie taip pat apkaltino įmonę finansinėmis praktikomis, kurios tyčia apgaudinėjo jų partnerius ir buvo beveik apgaulingos. Tai pelnė pravardę, kuri pasako viską – Groupono matematika.
Nuo pat pradžių matematika, kuri buvo Groupon pagrindas, retai pasiteisindavo jų partneriams. Tarkime, kepykla tampa dienos pasiūlymo taikiniu. Paprastai jie parduoda aukštos klasės tortus už $50, bet šiandien tas tortas kainuoja tik $25. Pirmą kartą žmonės, kurie negali sau leisti brangaus torto, plūs į parduotuvę ir pirks juos įmonei nuostolingai. Tačiau tai tik problemos pradžia. Dabar Groupon pasiima 50% jų jau ir taip menko dienos pelno. Tai reiškia, kad už tortą, kuris paprastai kainuoja $50, įmonė uždirba tik $12.50. Tai gali būti mažiau nei medžiagų ir darbo sąnaudos, nebent įmonė turi itin didelį pelno maržą. Jie tą dieną patirs nuostolių ir kuo sėkmingesnis bus Groupon, tuo blogiau verslui. Bet bent jau įmonė gauna nematerialios naudos, ar ne? Na, Groupon pardavinėjo šią idėją įmonėms, sakydamas, kad galutinis rezultatas bus nauji, lojalūs klientai. Pirkėjai, kurie paprastai nesuteiktų jiems šanso, gauna galimybę juos išbandyti už prieinamą kainą ir tikimasi taip susižavėti, kad sugrįžtų. Tačiau įmoniai tai retai pasiteisindavo. Klientai, kurie mėgo Groupon, nebuvo jų kainų kategorijoje. Kai kitą dieną torto kaina vėl pakyla iki $50. Žmonės, kurie negali sau to leisti, nebegrįž pakartotiniam pirkiniui. Akcijos sukūrė lojalumą, taip, bet ne verslui, o Groupon. Pasak Back Alley Waffles, Groupon verslo modelis juos pastatė į paskutinę vietą nuo pat pradžių. Restoranas pranešė, kad visi pelnai iš pradžių atiteko Groupon. Užsakymai atlikti per dienos pasiūlymą buvo paimti platformos ir iš karto sulaikyti. Tuo tarpu Back Alley Waffles turėjo laukti savo dalies. Ir tai nebuvo greita. Pelno dalis buvo išmokėta Groupon 3 čekiais per 60 dienų. Taigi, smulkus verslas laukė 2 mėnesius menkų uždirbtų pinigų. Ir tada Groupon atsikirto. Technologijų įmonė kaltę tiesiogiai suvertė savininkui Craigui Nelsonui, sakydama, kad jie buvo atviri dėl sutarties sąlygų ir kad ji buvo sukurta padėti jo verslui augti. Jie paneigė teiginį, kad pasiūlymas buvo per daug parduotas ir kad jie įstūmė įmonę į skolą. Vietoj to jie užsiminė, kad Back Alley Waffles jau anksčiau turėjo finansinių problemų. Tai buvo vienas negražiausių skyrių Groupon ankstyvojoje viešųjų ryšių istorijoje. Ir tai nebuvo tik atsiskaitimo procesas, tai buvo ir klientai. Verslai, kurie dirbo su Groupon, pranešė, kad klientai, kuriuos jiems atvedė pasiūlymas, buvo patys blogiausi iš blogiausių. Jie buvo nemandagus, įžūlūs, retai linkę palikti arbatpinigių ir labai mažai tikėtina, kad sugrįš. Daugelis įmonių prisijungė prie Groupon, bet tik nedaugelis tai padarė antrą kartą. Tačiau tai nesustabdė įmonės nuo agresyvios plėtros su skaitmeninio milžino pasitikėjimu. Vis dėlto užkulisiuose kaupėsi problemos ir prireikė tik kelių mėnesių, kol viskas iškilo į viešumą. Trečias skyrius – tiekimo grandinės maištas. Groupon verslo modelis atrodė išradingas. Jis rėmėsi viena iš galingiausių pasaulio jėgų – norų sutaupyti. Ji turėjo itin lojalią klientų bazę ir nesibaigiantį naujų partnerių, siekiančių padidinti savo žinomumą, srautą. Bendrovė buvo tokia užtikrinta artėjant savo pirminiam viešam akcijų siūlymui, kad ėmėsi vieno rizikingiausių žingsnių didžiųjų technologijų istorijoje. 2010 metais juos pasiekė Google pasiūlymas – $5,3 milijardo išpirkimas. Pranešama, kad prieš tai buvo pateiktas $3 milijardų Yahoo išpirkimo pasiūlymas, bet kuris iš jų daugumai technologijų startuolių būtų buvęs svajonių pasiūlymas. Groupon juos atmetė be jokių dvejonių. Google atmetimas yra vienas garsiausių momentų technologijų istorijoje. Tai laikoma arogancijos aktu iš karštos naujos įmonės, kurios verslo modelis dar nebuvo įrodytas. Tačiau jie manė, kad atrado neriboto pelno formulę, juk žmonės dar ilgai nepavargs nuo nuolaidų. Todėl įmonė greitai pakeitė kryptį ir pradėjo siekti, kad pasiūlymus būtų galima gauti greičiau ir paprasčiau. Kai prasidėjo tikrasis išmaniųjų telefonų amžius, jie pristatė programėlę Groupon Now, kuri filtravo pasiūlymus pagal maistą ir pramogas ir leido žmonėms juos pasinaudoti pagal vietą, būnant kelyje. Jie pridėjo draudimo politiką, jei klientai liktų nepatenkinti, Groupon pažadą, o 2012 metais pristatė savo prenumeratos paslaugą Groupon VIP. Visa tai nesustabdė to, kas turėjo įvykti. Net prieš pradedant viešą akcijų siūlymą, Groupon buvo priversta pataisyti savo dokumentus, kai jų buhalteriai pastebėjo, kad skaičiai nesutampa. Įmonė pripažino naudojusi neįprastą apskaitos metodą, pavadintą koreguotas konsoliduotas segmentų veiklos pelnas. Tai visiškai pašalino milžiniškas internetinės rinkodaros ir prenumeratorių pritraukimo išlaidas iš pelno skaičiavimo, kad būtų dirbtinai parodytas pelningumas. Tai leidžia įmonei pateikti tikslesnį ilgalaikį savo pelningumo vaizdą. Tačiau kritikai teigia, kad tai yra apskaitos klastojimas ir investuotojų klaidinimas. Nuo pat pradžių kilo abejonių dėl Groupon ilgalaikio gyvybingumo. Įmonė taip pat sulaukė kritikos, kad per daug rizikos kapitalo lėšų išmokėjo savo įkūrėjams ir rėmėjams, o neinvestavo ilgalaikėje perspektyvoje. Dėl to įmonė liko be grynųjų pinigų jau startuodama.
Tačiau blogos naujienos ir neigiama spauda prasidėjo ir niekada visiškai nesiliovė. Praėjus metams po starto, Groupon buvo praradusi beveik 80% savo didžiausios vertės ir 2012 metai spalį akcijos kainavo tik $83 už vienetą. Atrodė, kad įmonės šlovės dienos jau praeityje, nes daugelis investuotojų abejojo, ar tai bus gera ilgalaikė investicija. Ir jie buvo teisūs, nes didžiausia įmonės problema jų dar tik laukė. Buvo aišku, kad verslo modelis paremtas nuolaidų ieškotojais veikė, tačiau jis netaps kita Amazon ar Google. Groupon turėjo vieną esminį trūkumą, kuris netrukus smogs pačioje skaudžiausioje vietoje. Ji tapo savarankišku prekės ženklu. Visi žinojo jos pavadinimą, bet jei neturėjo ką pasiūlyti, ji buvo niekas. Jai reikėjo partnerių, kurie su jie bendradarbiautų, teikdami pasiūlymų. Ir vis dažniau jiems jau buvo gana. Pirmuosius kelerius Groupon metus tūkstančiai verslų skelbėsi svetainėje, kad juos atrastų nuolaidų ieškotojai. Restoranai, spa centrai, kepyklėlės, viešbučiai ir barai buvo tarp populiariausių pasirinkimų. Ir neišvengiamai visi jie patyrė tą patį. Buvo be galo sunku uždirbti pelno iš Groupon. Taigi, Groupon turėjo ieškoti vienintelio svarbaus turto. Vis labiau pinigų stokojanti įmonė buvo priversta samdyti brangias pardavimų komandas, kad save reklamuotų potencialiems klientams. Jie taip pat sustiprino savo viliojimo kampaniją, kad pritrauktų naujų klientų užsiregistruoti. Tai pamažu pavertė įmonę nebe nuolaidų paslauga, o labiau galingą telemarketingo įmonę. Daugelis naujai pasamdytų darbuotojų vykdė šaltuosius skambučius įmonėms, bandydami paaiškinti, kad iš tikrųjų šis pasiūlymas jiems būtų puikus. Tačiau Groupon ir toliau matė, kaip jos akcijų kaina vis labiau krenta, nes įmonė nuolat darė nereikalingas viešųjų ryšių klaidas. 2011 metų Super Bowl reklama lėmė, kad įmonė buvo apkaltinta rasizmu. Bendrovė sulaukė ieškinio, kuriame ji buvo apkaltinta federalinio įstatymo pažeidimu, nes išduodavo dovanų čekius, kurių galiojimo laikas baigdavosi anksčiau nei leidžiama, ir įmonė susitarė taikiai nepasiekus teismo. Pasiūlymai buvo užblokuoti net Massachusetts'e, kur reguliuotojai nusprendė, kad jos internetiniai kuponai pažeidžia valstijos 1984 metų laimingos valandos draudimą. Kadangi platforma gaudavo procentą nuo kuponų pardavimų, valstija nustatė, kad Groupon turėjo neteisėtą naudos interesą vietinėse alkoholio licenzijose, todėl restoranai buvo priversti atšaukti savo pasiūlymus, kad apsaugotų savo leidimus. Viena bloga naujiena sekė kitą. Dabar įmonė darėsi vis labiau desperatiška. Groupon pradėjo su dideliu pinigų srautu ir verslo modeliu, kuris atrodė nenugalimas, bet dabar jie išleido $100 milijonų verslo modeliui, kuriuo regis niekas daugiau nebetikėjo. Ir blogiausia dar laukia ateityje. Ketvirtas skyrius – auksiniai parašiutai. Norėdami suprasti, kokia prasta padėtis tapo Groupon, tai reikia pažvelgti į dabartinę jų akcijų kainą. Šiuo metu bendrovės akcijos prekiaujamos vos mažiau nei už $17 už vieną akciją, o praėjusiais metais jos pasiekė visų laikų žemiausią lygį – $9.17. Bendrovė yra tik šešėlis to, kuo buvo anksčiau. Ne vieno iš žmonių, kurie ją iš pradžių kūrė, nebėra šalia, kad bandytų ištaisyti padarytą žalą. Iš tiesų, tiems, kurie buvo šalia šlovės laikais, būtų sunku patikėti, kuo tapo ši bendrovė. Tačiau dauguma analitikų sako, kad tai nėra blogo valdymo atvejis. Bendrovė buvo pasmerkta nuo pat pradžių. Po pustrų metų chaoso nuo IPO, Groupon valdyba nusprendė, kad atėjo laikas pokyčiams ir atleido Andrew Masoną, prieštaringai vertinamą įkūrėją, kuris nustatė daugumą bendrovės taisyklių. Jo atsistatydinimo laiškas tapo virusiniu kaip vienas keisčiausių verslo istorijoje, nes jis pradėjo sakydamas: "Šiandien buvau atleistas. Jei klausėte kodėl, vadinasi nesekėte įvykių." Jis atvirai kalbėjo apie įmonės sunkumus ir sakė vis dar tikintis bendrovę, tačiau nepalėtė jokių esminių problemų, su kuriomis jis susidūrė. Tvarkyti su netvarka teko naujiems vadovams. Kalbant apie Groupon istoriją, tai vis dar buvo pirmasis ketvirtis. Nuo istorinės pirminės akcijų siūlymo iki staigaus žlugimo praėjo mažiau nei 2 metai. Bendrovei teko sugalvoti, kaip tęsti veiklą su verslo modeliu, kuris atrodė jau nebeveikia. Jiems sunkiai sekėsi pritraukti naujų klientų, kad išlaikytų vartotojų susidomėjimą, o niekas taip greitai nepriveda įmonės prie pabaigos, kaip srauto trūkumas. Tad jie padarė vienintelį įmanomą dalyką – pakeitė veiklos kryptį. 2011 metais Groupon pristatė Groupon Goods, visiškai naują įmonės padalinį, kuris buvo skirtas fizinėms prekėms siūlyti. Kad išlaikytų prekės ženklo esmę, tai buvo drabužiai ir aksesuarai, parduodami su didelėmis nuolaidomis. Groupon norėjo perkelti patirtį, kai eini į vietinį blusų turgų ir randi ypatingą pasiūlymą į internetinę erdvę. Tačiau buvo viena didelė problema. Ši beveik viena valdė Groupon nuolaidų rinką, tačiau įžengus į fizinių prekių sektorių, jie susidūrė su kai kuriomis galingiausiamis interneto svetainėmis, tokiamis kaip Amazon ir eBay.
Tai nesustabdė įmonės nuo bandymo išbristi iš bėdų per pirkimus. Įmonė toliau vykdė agresyvius įsigijimus, tikėdamasi perimti panašių įmonių tinklus ir klientus visame pasaulyje. Tarp jų buvo ir Indijos dienos pasiūlymų įmonė Sosasta. Taip pat jie įsigijo restoranų programėles Breadcrumb ir Savor, kurios abi suteikė prieigą prie aukštesnės klasės restoranų. Jie įsigijo dovanų kortelių dalymosi programėlę Boomerang, geolokacijos programėlę Glassmap ir mados įmonę Ideally. Visa tai buvo dalis idėjos paversti Groupon iš nuolaidų svetainės į viskam skirtą platformą. Šiandien šią įmonę sunku net atpažinti. Ji iš vienos karščiausių pasaulio įmonių virto žlugusią dėl verslo modelio, kuris pakenkė tiems žmonėms, kuriems turėjo padėti. Tai koks yra Groupon ateitis? Ar ji apskritai egzistuoja? Pirminis Groupon verslo modelis galiausiai žlugo, kai žmonės suprato, ant ko jis buvo pastatytas, o dabar liko tarsi zombių įmonė. Ji naudoja ikoninį prekės ženklą, daugiausia siūlydama nedidelį kiekį pasiūlymų kartu su daugybė pigių, bevardžių prekių iš užsienio. Šių dienų Groupon yra skaitmeninė dolerių parduotuvė. Ji vėl tikisi, kad įmonės patikės šiuo verslo modeliu. Jei tai nesuveiks, lėtas įmonės išsekimas greičiausiai taps mirtinas greičiau nei vėliau. Kai technologijų įmonė žlunga, jos dažnai žlunga skaudžiai. Pažiūrėkite į Amazon sandorį, kuris ką tik sužlugdė Microsoft ateitį ir sužinokite, ar Billo Gateso kūrinys bus kitas eilėje. Arba žiūrėkite tai.